Sveiki, mėlėjai. Man smagu, kad studentas Paulius Kruopis yra bene vienintelis nebijantis lankytis ir pasisakyti mano spaudos konferencijose Seime. Ir man smagu, kad yra jaunimas, kuris žino, ko siekti ir ką daryti. Man nesmagu, kad šiandien neprisiminėme paskutinio mūsų išėjusio partizano, pernai išėjusio Leono Laurinsko, Kęstučio apygardos būrio vado. Tačiau profesorius Vytautas Landsbergis teisingai perspėjo apie provokacijas ir apie tai, ką reikia mąstyti ir ką reikia daryti. Ir kaip jaunimas, kuriam ko gero mes turime ne tik pateikti istorinę atmintį, bet mes jiem turime pasakyti, kodėl taip buvo, kodėl žmonės aukojo savo gyvybę. Todėl, kad jie suprato, kad jie turi gyventi ne tik dėl savęs. O apie šiuolaikinės technologijas aš noriu jums pateikti štai šitą neužmirštuolę. Šiandien vakar Alkas LT, tautinis portalas, gavo heraldikos specialisto Jono Bytauto laišką, kurio dalį aš jums leidus perskaitysiu trumpai. Negaliu tylėti. Lietuvių tauta turi daug nuostabių simbolių savo kritusiems didvyriams pagerbti. Su tais simboliais krito savanoriai ir partizanai. Tai mūsų trispalvė ir vytis ir kiti tautos simboliai. Ar mums dabar jau gėda juos naudoti? Daug metų dėmėjausi heraldiką ir ženklais ir pats turiu nedidelę kolekciją. Vakar pamačiau mūsų Jos ekscelencijos Lietuvos prezidentės Dalios Grybauskaitės nuotrauką ir apstulbau. Jis segėjo neužmirštuolės gėlę vaizduojantį ordiną. Parašiau giminėms ir jie pasakė, kad tokius ženkliukus dalina kažkokie jaunuoliai taip pagerbdami didvyriškai kritusius sausio 13-osios gynėjus. Nežinau, kas yra tų jaunuolių vadas, tik noriu paklausti, ar jis pats kvailys, ar taip jis nori apkvailinti ir pažeminti mūsų prezidentę. Ar jai kas pasakė, kas tai yra per ženklas, ar jau visi protingi patarėjai svetur išvažiavo po Anglijas ir Ispanijas. Neužmirštuolės žiedas yra plačiai žinomas masonų simbolis. Pradžioje tai buvo Zur Zone, didžiosios ložės simbolis 926 metais Bremeno suvažiavimo metu patvirtintas. Jį naudojo visoje Vokietijoje ir vėliau buvo padarytas Wehrmachto kariuomenės ginklavimui aukų rinkimo simboliu. 38 metais ir žiemos pagalbos kampanijoje. Tuomet masonai kažko nepasidalino su Wehrmachto ir nacionaldemokratų, tai yra paprastai pasakius nacių partijos perimusios šį simbolį naudojimą. Jo atsisakė, bet po karo visos Vokietijos didžiųjų ložių suvažiavime jis buvo sugrąžintas ir dabar naudojamas ne tik Vokietijos, bet ir viso pasaulio masonų. Jis reiškia pagarbą visiems, kas žuvo dėl masonų idėjų ir žinomas visame pasaulyje. Kas dabar pasakys užsienio spauda, mūsų prezidentės nuotrauką su tokiu ženkliuku pamačius. Juk tai vienas žinomiausių simbolių pasaulyje. Jei taip jau akcijos jaunuoliai norėjo svetimtaučio simbolio, tai kodėl nepanaudojo Britų naudojamo aguonos žiedo? Aguona yra kritusių kareivių pagarbos gėlė. Nors bijau, kad Lietuvos prezidentai tą ženkliuką pakabino tokie, kaip ir sovietų ar dabar rusų Švento Georgijaus juostelę užkabintų, kad tik nelietuviškai būtų. Man gėda, kai mūsų šalies vadovai negali suprasti, kur yra provokacija. Gerai būtų sužinoti, kas stovi už tų jaunuolių nugaros, kurie taip paniekino ir mūsų vadovę, ir visą lietuvių tautą. Tikiuosi, mano simbolio laiškas paklius į laikraščius ir sausio 13-ąją niekas nesegės svetimo ir prastos reputacijos simbolio. Su didžiausia pagarba, Jonas Vaiškūnas. Ši informacija yra patikrinta heraldikos specialistų ir ekspertų ir šiandien skelbiama žiniasklaidoje. Aš atsiprašau už neplanuotą pasisakymą, tačiau viskam yra ribos. Jūs esat vyrai, buvom kartu ir būsime kartu. Jaunimui rodykit pavyzdį ir neprisiduokit. Aš suprantu, jūs nežinojate to. Bet Lietuva tai turi žinoti. Ačiū.